Sveiki, 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 atvykę Zarsas, o, davai parėkim biškį. Kas nereikia. Davai biškį, davai, o. Sio, Zarasai. Taigi, teatro dienos, būnat visi čia. Sio, varom laukan, po. Jo, varom laukan, davai. Labas, Ignalina, kaip jūs? O, sakykit. Gerai, varom laukan, davai, renkamės mutkės, davai. Sveiki, molėtai. Sveiki, visi lipam. Tik tai treniriukas nesakė, kur jūs nuvest. Graži širtutė, ne? Esame šviesų salėj. Tikrai labai gražių spalvų spektras šviečia į mane. Tikimės tą patį pamatyti ir diskotekai, ne? Ane? Labas. Kur Ignalina? Nuėjote į Ignaliną. Kas gera, koks oras, kiek šilumos? Kokie +3, jeigu čia -1? Kaip jaučiate Zarasuose? Puikiai. Kodėl puikiai? Pažįstamas miestas. Esat buvusi čia? Esu buvusi čia. Žinote, ką nors apie abiturientų šimtadienį Zarasuose? Jo, visi žino. Alanas. Skaistė. Malonu. Duok numerį 86. Bet koks skaičius, arklio galva? Į ką būtent, ta prasme, atvažiavusi Zarasus įsižiūrėjot labiausiai? Kavinė. Ir ežeras dar prieš tai labai didelis. Ai, čia su Gabrieliu aš kalbėjau. Tai sako, kad nepastebėjot apžvalgos ratų. Atsiradimo jos istorija. Pasakok. Mažiausias Zarasų salos. Žodžiu. Plaukė žvejys į ežerą šitą plaukė. Taip. Ir jo ten meškeriojo, ten žaveles gaudė ir valtis apsivertė ir jis nuskendo. Ir iš čia kūno iškilo sala. Ką vaidinsi? Poną kapitoną. Koks tavo rankas kapitono, ta prasme, ten, nu žinai kaip būna. Jo, Supreme Master. CS žaidė? Jo. Galima baisus užėjti. Ko norėtumėte? Liauna labai vietas mažai. Žinau, bet yra dušas talpus. Kaip jaučiatės po spektaklio? Iš tiesų gerai, manom, kad neblogai suvaidinam. Labai gerklę skauda, iš tikrųjų, labai reikėjo rėkti. Tačiau viskas gerai. Kaip Zarasų publika tikrai nenustebino jūsų, bet ar patiko, kad atsistojo žiūrovai? Be jokios abejonės, tai yra didelis mūsų darbo vertinimas. Jisai yra ten pirmininkas, dėl to jisai taip iššneka. Aš labai ilgom kalbom šneku. O šiaip tai Saula mūsų labai geri draugai. BFF forever and ever. Jūs visi BFF, ne? Visi absoliučiai. O, ir tu čia. Jo, mes savo vardus turim, davai. Davai, varom. Vau, Justinas, Urtė, kas dar? Žiedunė, Silvija, Neringa, ir Judita, ir Igne, ir kas dar? Gražvidai! Kas čia rajone? Gražvis rajone. Taigi, kaip jautiesi, būdama čia? Puikiai, labai linksma. Labai pavargusi? Labai. Kaip publika? Labai pasyvi.
Kodėl? Tiesiog trūksta palaikymo. Trūksta palaikymo? O kaip sekasi kolektyvai? Nuostabiai. Kaip sekasi vesti laidas? Laidas, sakau, teatrus. Labai stresas didžiulis, o čia nerealiai. Kodėl? Nu nes čia mums pakeitimai įvairiausi, ten vieną kitą keičia, vėl perkeičia žiauriai čia. Tai nusiraminkit ir viskas, gerai? Tada linkiu jums didelės sėkmės ir nesuklyskit ir žodžiu nemaišykit ten. Akiniai jūs labai gražus ten. Malonu. Pasimatuojam akinius, labai faini, ne? Fainiai taip, gerai. Jo, gerai. Dėkui. Pakomentuokit, ką veiksite čia dabar ir taip toliau. Aš dabar Ir čia šukuosiu šitos aфиgenus kailinius, va. Gali pademonstruoti, va, prašau. Parademonstruokit. Ką nori, pasimatau. Ok. Palaikyk. Man špas nusvėlė, bet Nieko, pasišukuosiu. pataisys. Pataisys. Va, tipo, čia, Gal tu kažkaip... tipo. Na, kaip aš atrodau? Reiškia, Debilas. kodėl kaip... Bet fainai, ne? Tai jau kaip pats pasakysi. Galėčiau šitą sceną. Jeigu aš išėjau, tai ko tu negali? Ai, tai čia tu vilkėsi šitai? Tai ne, Man mano labai tėvas. didelė garbė tai vilkėti. Tai man irgi. Ai, kad aš vilkiu tai. Jo, ten toks čiuvakas vilkis šitos kailinius. Čia jau tiesiog nuostabu. Aš labai džiaugiuosi dėl to. Rytinis čeferiukas. Eisim svečiam ekskursiją padaryti po Zarasus. Kaip mėgojot? Gerai, labai gerai. Kaip jūs mėgojot? Mes ne kaip Kaip, kodėl? darbo turėjom. Darbo buvo. Darbo, reikia išsipelnyti. Gerai, paminėsim tai, kad Zarasai įsikūrė 1506 metais. Meluoji. Ir yra legenda. Jubiliejus. Jo? Gali būti. Ir jį pavadino Ezerasu. Jezarasu. Jezerasu. Tu geriau žinai, aišku, nes aš ne vietinė pati. Tai va. Vietinė. Nemeluok. Žodžio. Ir Tai šitaip švenčiame teatro savaitę Zarasuose. Šiandien dar laukia 3 spektakliai – Plungės kolektyvo Saula, Zarasų kolektyvas Stogas ir dar vienas Zarasų kolektyvas Su elektra. Trečiadienį, ketvirtadienį mažųjų aktorių spektakliai, o penktadienį
Kauno kolektyvo spektaklis nuo raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės. Ačiū visiems kolektyvom, kurie buvo su mumis šias 2 dienas ir labai linkime sugrįžti kitais metais.